Ne viskas, ką pamatėte internete, yra tikra. Šiais laikais apsigauti labai nesunku. Vieni taip elgiasi dėl blogų kėslų, kiti dėl šlovės ar pinigų. Šiandien pažvelgsime į labiausiai klastojamus įrašus internete, kurie iš pradžių gali pasirodyti neįtikėtini, tačiau iš tikrųjų yra suvaidinti ar tiesiog netikri. Primityvių statybų vaizdo įrašai internete renka šimtus milijonų peržiūrų kasmet, uždirbant milijonus dolerių. Dažniausiai ten matome keletą paprastai atrodančių pusnuogių žmonių, kurie vidury miško ar džiunglių vien rankomis, vandeniu, pagaliais ir purvu pasistato įspūdingo dydžio neįtikėtinai atrodančius pastatus, baseinus, pilis ir kitokio tipo stebinančius statinius. Nors epizodų pavadinimai ir aprašymai skelbia apie akmens amžiaus statymo būdus ir kad nebuvo naudota jokia moderni technika, didžioji dauguma tokių kanalų yra apsimetėliai, o jų įrašai suklastoti. Žmonėms pradėjo kilti įtarimai, kai pagreitinti vaizdo įrašai būdavo labai smarkiai karpomi. Tarkime, viename kadre žmogus rankomis pradeda kasti žemę, o kitame jau atsiranda kelių metrų duobė. Kai kurie net pamiršo iškirpti ar paslėpti ekskavatoriaus vėžes bei kitų įrankių ar technikos kasimo žymes. Tokiuose epizoduose dažnai rodomi išvedžiojami bambuko vamzdžiai, tačiau iš tikrųjų prie jų prijungiami plastikiniai vamzdžiai, kuriais vandenį į baseinus prileidžia iš talpyklų, o šalimais net nėra jokių vandens telkinių, kaip bandoma parodyti. Kaip tai žinome? Yra žmonių, kurie tokias vietas randa apleistas ir demaskuodami apsišaukėlius jas filmuoja ir talpina. Nors vaizdo įrašuose matote vieną ar keli žmonės, iš tikrųjų ten darbuojasi visa komanda. Tai atskleidžia slaptais dronais filmuota medžiaga. Nors vaizdo įrašuose rodoma, jog stingdančią masę jie daro iš purvo, žolės ir vandens, apleistose statybvietėse randama cemento maišų, kas yra ganėtinai komiška, bet tuo pačiu ir graudu, nes kartu su jais čia palikta ir labai daug šiukšlių. Nors primityvių technologijų statymo kanalų, kurie nemeluoja ir nedaro žalos gamtai, egzistuoja, tačiau jų labai mažai, o juos sunku rasti. Vien rankomis su apsimetėliais labai sunku konkuruoti, o nustebinti žiūrovą tampa labai sudėtinga. Kitas žanras, kurį kūrėjai mėgsta suvaidinti, yra prenkai, lietuviškai turbūt galima pavadinti išdaigomis. Labai daug populiariausių prenksterių savo vaizdo įrašus iš anksto suplanuoja, pasamdo aktorius ir veikia pagal scenarijų. Taip išgaunama geresnė reakcija, galima daugiau sau leisti, o ir nebus kam skųstis, pulti, kviesti policijos ar rašyti pareiškimą. Tai mes žinome dėl to, kad nemažai kūrėjų apie tai prisipažino ir patys, taip pat prabilo jų samdyti aktoriai ar viską iš šalies užfiksavę praeiviai. Su tokiais įrašais taip pat sunku konkuruoti, jei nori tai daryti nevaidinant, todėl apgaudinėtojai čia vėl turi pranašumą, o iš to uždirba milijonus. Na, gal reikėtų sakyti uždirbdavo, šis žanras jau senokai nebėra toks populiarus. Galima sakyti, dėl suvaidintų video jis ir prarado savo žiūrovą. Nes norint pritraukti kuo daugiau auditorijos, išdaigininkai pradėjo desperatiškus bandymus gauti dėmesio, o jų epizodai tapdavo vis absurdiškesni. Pavyzdžiui, buvęs youtuberis AmJStation, norėdamas gauti daugiau peržiūrų, sekėjų ir pinigų, suvaidino, kad mirė jo mergina. Neva tai įvyko, kai ją partrenkė girtas vairuotojas. Apie tai jis paskelbė graudinančiame vaizdo įraše, vėliau net rodė save einant į jo šermenis. Tačiau ilgai netrukus minėtoji mergina atsirado, pasirodo ji sveika ir gyva, o apie šią melagieną nežinojo, mat su vaikinu jau buvo išsiskyrusi. Jam net buvo pareiškusi kaltinimus dėl smurto. Taip pat internete gausu vaizdo įrašų, kuriuose žmonės restauruoja senus ir sugadintus daiktus, paversdami juos naujai atrodančiais. Labai nemaža tokių epizodų dalis taip pat yra pagražinta ir apgaulinga.
Pavyzdžiui, populiaru yra nusipirkus naudotą daiktą jį nufilmuoti, o vėliau išardant jį vis gadinti, iki kol galų gale apsimesti jį atradus miške ar iškasus žemėje. Dažnai tai daroma su transporto priemonėmis, pavyzdžiui, motociklais. Nusipirkus skelbimuose ar parduotuvėje jis yra išbandomas, nufilmuojamas, o vėliau pradedamas ardyti, braižyti ir gadinti, tik viską vėliau sukeliant atvirkštinę tvarką. Kas prifilmavus ir suredagavus atrodo, kad darbas vykdomas daiktą restauruojant iš sumaitoto ir nepataisomo. Tačiau kažkokiu būdu jis tampa visiškai nauju, o prieš tai subraižytos ir sulaužytos detalės galų gale visiškai išsilygina. Norint žiūrovą suklaidinti, dažnai keičiamos spalvos, klijuojami lipdukai ir taip toliau. Bet dažnai daug kas ir pražiūrima ir neapgalvojama. Pavyzdžiui, nerūdijantys metalai ir plastmasės būna specialiai apdažytos korozijos spalva, o kitos detalės pasendintos nerealistiškai ir chemiškai neįmanomai. Tas pats galioja su laikrodžiais ar kitokiais daiktais, kuriuos vadinamieji restauruotojai atsitiktinai randa gatvėse, prūduose ar iškasa žemėje. Dėl populiarumo žmonės klastoti dabar ryžtasi bet ką. Štai viena mergina vardu Marija platformoje TikTok meluoja, kad jo šeima yra aukščiausia pasaulyje. Sakosi, kad jos ūgis yra 2,13 m, nors mokyklos sporto puslapyje jos ūgis nurodytas 1,85 m. Milijonus peržiūrų renkančiuose vaizdo įrašuose mergina nurodo, kad jos mamos ūgis 2,23 m. Tačiau žmonės išsiaiškino, kad toji mama anksčiau žaidė krepšinį, o jos kaip žaidėjos duomenyse buvo nurodytas 1,95 cm ūgis. Iš tokio dirbtinai šokiruojančio fenomeno mergina ir jo šeima uždirba $100 000 per metus. Savo šeimos narių ūgį dažnai keičia ir vis didina. Taip pat filmuoja vaizdo įrašus be kojų arba iš apačios, pasitelkiant visokiausias iliuzijas, kurių pagalba jie atrodo aukštesni. Išaiškėjus tiesai, Marija tai neigia ir toliau teigia esanti milžinė. Panašias nesąmonės bando klastoti ir kiti, o smalsuoliai ar lengvatikiai vis vien jais tiki, stebi bei seka jų veiklą, uždirbdami jiems didelius pinigus. Pavyzdžiui, žmonės apsimeta valgantis visokį pavojingą ar aštrų maistą ar prieskonius. Teigia keliaujantis laiku, turintys nerealistiškų galių, esantys vaiduokliai, apsėstieji ir panašūs fantastiniai sutvėrimai. Ar esate apsigavę panašiais dalykais, o gal visą tai perpratote iš anksto? Lauksiu jūsų įžvalgų apačioje. Ačiū, kad žiūrite ir iki kito karto.